Birželio 12 diena, 1942 metai. Ši diena yra nepaprasta. Šią dieną visų numylėta, gražioji, laisvos sielos Ana šventė savo 13-ąjį gimtadienį. Atsikėlusi anksti ryte, mergaitė pasiraižė ir greitai pašoko bėgti į svetainę. Svetainėje rado daugybę dovanų, saldainių, suknelių, tačiau labiausiai išsiskyrė būsimasis mergaitės dienoraštis. Šaunuolė tapyti, tam labai didžiuojuosi. Po kelių dienų ji iškart aprašo savo bendravimą su bendramžiais klasėje ir kas joje vyksta. Ji kartu su savo drauge Hanele nužygiuoja į mokyklą. Mokykloje jos klasiokai jaudinasi dėl artėjančių tėvų posėdžio. Bet Ana apie tai nemąsto per daug rimtai. Vietoj to ji juokauja ir plepa su savo draugėmis. Jos nepalieka dėmesio alkani berniukai. Tačiau Anos gyvenimas staiga apsiverčia 180 laipsnių kampu, kai jos tėvai gauna laišką iš pažįstamų. Tame laiške buvo rašoma apie artėjantį karą. Ji pradeda mąstyti, galvoti apie viską, ką jai teks prarasti karo laikotarpiu. Visus jos draugus, namus, katiną, senelę, viską. Kas vyks toliau? Kada ji galės grįžti į savo namus? Ar ji ir jo šeima išliks gyva? Ar kada nors gyvenime ji dar išvys laisvės šviesą? Vis kyla šie klausimai jos galvoje. Į visus Anos iškeltus klausimus atsakymus atrasite jos jautraus dienoraščio puslapiuose.